Oba, šalma. Šalma. Šalnikė. Kodėl aš mašiną nepasistačiau? Langaisi saulė. A. Kodėl? Oi, kodėl? Nežinau, kodėl. Opa. Auč. Gerai. Užsikurkime automobilį ir važiuokime. Mane prisirašiu. Vieną lemputę pasikeis gale. Gale. Anoj keleivio pusėje. Ir erzina. Va. Maža bėda. Važiuojam į darbą. Va. Geras numeriukas iš tikrųjų. Aš tokį numeriuką turėjau VLK 666. Aha. Pardaviau su visą, irgi su BMW juodo. Pasilik. Dabar galvoju, ką reikėjo pasilikti, ne? Reikėjo. Linkėjimai iš Vilniaus. Nepirikubai.lt, Ajudoj. Draugaujam, bendraujam. Tai va, einam dirbti. Užteks. Viskas. Svečiai į Vilnių. O mes einam darbuotis. Ką? Judam. Ekskliuzyvinis Peugeot 5008. Antro tokio, nežinau, nebuvau matęs ir ar greit pamatysiu irgi sunku pasakyti. Bet mašinytė išskirtinė. Taip. Dar žmonės atvažiuos, atsiveš žmoną. Ją parodyt nori. Manau, kad šiaip tikrai gera, teisinga ir išganinga. Viskas kaip priklauso. Geras modelis. Penktadienis, galvau šiandien, kad yra, pasirodo, kad ketvirtadienis. Tai dar penktadienis toli. Nu nieko, varto montavimo darbai vyksta. Pas mus irgi viskas vyksta. Tai gerai atrodo. Po biškį į priekį. Vis. Kijos eksperimentai ir Audi. Audi reikia perfilmuoti. Gal dėl ridos tikriausiai, bet šiaip mašina yra labai geros techninės ir vizualinės būklės. Nav menu, back. Opa. Speed, cancel. Audukė. Nu bet ir kaina, 16 metų Audi 10800, 2 litrai dizelis, automatas čia. Nu, viskas gerai. Nieks čia nenuėsta, nenupersta, nenudėvėta daug.
Viskas su ta mašina liuks yra. Reikia perfilmuoti ją. Iš naujo. Bet ten žmonės, gale žmonės. Truputį luktelsim mes tada. O, ir kameros yra. Viskas yra. Ir kolegos iš Vilniaus buvo atvažiavę, apžiūrėjo tas brangesnės mašinas, sakė, kainos tikrai geros, tikrai neperlenktos, neužlenktos ir viskas čia gerai. Ir su tom kainom, ir su tom mašinom. O tie, kas rašo, gal baisiai brangu ar dar kas nors, nu, taip, yra ir pigiau, tik o techniškai kaip. Vienas nuvažiavimas į servizą gali suėsti viską ir dar daugiau negu kad tu iš karto be rūpesčio. Nusiperki tą, ką tau reikia ir viskas. Va ir kondišas veikia puikiai. Nes šiandien jau laukia nuo ryto 13 šilumos, tai viskas čia gerai. Žuvytės biški. Vartai patvarkyti, į namus buvo palikęs, filtrai patvarkyti, vandens filtravimo, nes biški buvo pradėję vanduo geležies skonio darytis. Žmonių pilna. Šitas automobilis Kia Niro išvažiavo, viskas ir einam žiūrėti toliau. E-Drive, E-Modė, E-Drive, BMW. Važiuojam, pasistatysim BMW. Auto Hold Sport Comfort. Ir eisim žiūrėti toliau. Pamatysit ką. Nu va, segmentukas čia įsidės. Ir bus, kiek čia, 5 metrų partai. Nu, bus gerai. Ką? Elektrikai laidus pravedė, subetonavo. Viskas paruošta, dabar laukiam sąstingio. Ar čia da tokias dėžutės įdėję. Įžėjome vieną ten kitą. Laukiam sąstingio ir kitą savaitę tikriausiai atvažiuos, sumontuos. Nors betono reikia mėnesio iki galutinio, bet ką žinau, pažiūrėsiu, kaip čia bus. Einam pasižiūrėsim labai įdomų, keistą variantą. Iveco Daily. 2011 metų mikras, 3 litrai benzas dujos, mechaninė, jūs pažiūrėkit, rida. 8,2 kaina, tikrai rida, tokį kokį yra. tą dalyką galima tikrinti. Čia buvus valstybinės įstaigos mašina, ne Lietuvoje. Valdiškas automobilis, dar su mirgalkėm ant šono, aišku, su lipdukais. Vab, čia kažkokios priežiūros mašina. O! Ir vat šviežiai, tokį kokį atvykus. Va. Sėdynės žvilga kaip naujas. Bėgių rankena. Oda aplink bėgių rankeną. Visi mygtukai, visi kiti dalykai. Naujas automobilis. Lubos. Naujas mikras.
Čia dar mygtukų, aišku, čia tų mirgalkių kažkokių tai. Kur raktą dedam? Įvečio. Nu. Kaip užkurti jį? Kur jis? Ai, va. Taip pasislėpęs iš čia, žiūri, niekur nesimato. Važiuoja ir ant dujų, ir ant benzo. Gerai. Ok. Muzika dar groja. Muzika net groja. Auto, klimato kontrolė. Kondicionierius. Kas čia? O, kortelių skaitytuvas. Krovininis. Biški šiukšlyną valdišką įstaigą palikus. Bet ką darydavo? O, rankinis veikia gerai. Čia dar kažkokių. O, kelių mokesčių. Maišai, ką čia gera dar. Čia išlaužtas. Įsivaizduojat, per tokią ridą, kiek ten naudota mašina. Ir sugebėktų man tai pasiautėt. Peleninė nauja. Viskas nauja. Bet jau akivaizdžiai. Atsarginis ratas naujas. Ką jie čia veikdavo? Ventiliacijos kaminas, balionai kažkokie. Ai, tai čia dujos tiesioginės įdėtos. Žiūrėkit, kiek dujų įranga. Čia kažkokie interneto dalykai. Čia dar mirgalkės kažkokios buvusios. Čia ventiliatoriai sukas. Nu čia realiai. Ką čia gera. Obu. Ai, čia tuo satelik kelių mokesčio prietaiso. Ką čia gera. Rakčiukai visokie, nuo visko. Vis nauja mašina, viskas nauja. Nu. O, visi vyriai, viskas. Čia iš vis duris mato. Nedarinėtos net daug buvo. Natural Power. NGV, CNG. Dvigubi ratai. Rėmas. Viskas kaip priklauso. Šitas yra įdėtas viduj. Nu. Gal kam nors reikalinga? Kaip jau atrodo. Lydekai norėjus, man paliepus. Turim GT. Vežiukas naujesnis, su gerom lempom. O, prieki kamera, distronikas. Parkai prieki šonuose. Keilesas akla zona. Alcantara. O diki. GT. Juodas salonas, juodas lubos. Šviečiantis podėlių laikikliai. Važiuojamės į paveiksluotis. Parodyti žmonėm. Geras variantas. Ai, dar nežinau rimtai kokį kainą to gero variantą. Sužinosim. Sužinosimės viską.
Ir labai greitai sužinosim. Bet pežiukas tikrai geras. Kiek rida 186. Ok. Park. O. Rimtesnės kameros sudėtos. Labai rimtas automobilis. Taip dabar. 22 metai. 16200 kaina. Automatas 1596. 22 metai. Einam pasidarysim lapą, pasidarysim nuotraukėlės. Gal pirmai einam nuotraukas pasidarysim, kol tylu ramu. Ir čia muzika kažkokia. Nu neblogai. Neblogai. Kaip padavė paskutiniam dienom tų pežiukų. Va. Ir nuo kojas atsidaro. Ir nuo rankos. Gerai. Man patinka. Kablys yra? Ne, kablio nėra. Nu kam tokiai mašinai kablys? Kam? Kam tokiai mašinai kablys? Nežinot, aš irgi nežinau. Nu judesėlį šiandien. Vaišės iš Nipirikupai. Nice. Nu tikrai. Gražu, miela, malonu ir neužilgo mes važiuosim visi. Pas juos. Taip. Toliau čia reikalai. Va. Jau ir segmentai vietoj. Beliks vartus. Viskas super. Tvarkinga. Bus kaip priklauso. Ir jo paskui dar daviklius tokius sudės. Ir prie įėjimo ir kampuose visur. Aplinkui visą. Nu, realiai per kameras iš labai toli užtenka va gatvėje priarti prie sklypo jau priėjus. Ar čia gatvė kas nors eina, judesi. Fiksuoja. Naktį telefonas man pradeda skambėti kartais 2 nakties, 3 nakties. Pažiūri, žmogus eina kur nors ten prie to pastato. Šešėlis tamsoje. Bet iš tikrųjų tai tikrai gerai veikia, jokių nusiskundimų, jokių trūkumų, kol kas kažkokių nieko nepastebėjom. Dirbtinis intelektas gali suskaičiuoti užėjimus į aikštelę. Nu, tarkim, kaip pavyzdys, aš vaikštau per dieną 5 kartus į aikštelę iš aikštelės. Tai aš būnu fiksuojamas kaip vienas žmogus, nes jis atpažįsta net rūbų, striukę spalvą, kelnių spalvą ir net taip parašo, kad va, žmogus su žalia striukė ir mėlynom kelniam juda į tą ir į tą pusę. Tai dienos metu išjungiu, kad manęs netrikdytų labai, o vakare automatiškai jos įsijungia ir gaunu tokius pranešimus. O jeigu jau kažkas priartėja nuo užbrėžtų kraštų, tai tada jau pradeda telefonas skambėti. Tas yra labai gerai, naujas technologijos, nauji dalykai ir džiugu. Kaip seniau būdavo sargas, šunis, perimetrai visokie. Laidai, sniegas apsninga, perimetro tie davikliai vienas su kitu nesusišneka. O dabar tu matai aplink visą aikštelę ir aikštelį, kas vyksta, kas prieina, kas nueina, be jokių trūkumų. Tai va, aišku, yra ir dar kai kas.
kaip mes be gyvų žmonių. Nes čia šalia mūsų visą parą budinti apsaugą. Ir kiek čia tų metrų bus? 50 metrų. Ir tas tikrai labai padeda. Aš manau, kad padeda. Nežinau, kiek čia. Kiek padeda, kiek nepadeda. Aš manau, kad padeda. Nes yra ir žiemą, vat, kai atvažiavo sniegą stumdyti, jau labai vėlai vakare, tai iš karto atėjo iš šalia esančios įmonės už tvoros kitoj pusėje gatvės sargas ir sako, ką čia darai. Tai va, nors mašinų nei vienos dar nebuvo. Taip, ką mes šiandien dar turim? Pežiuką apžiūrėjom, tų mašinų daug neprisistatėm. Kas išvažiavo? Išvažiavo X5, brangus X5 išvažiavo. Išvažiavo Kia išvažiavo. Ford Puga baltas išvažiavo. Kas dar išvažiavo? Neprisimenu. Žodžiu, esmė yra viskas gerai, kam motociklo. Kam gero motocikliuko. Arba busiko. Nu, tas autobusiukas jo. Dar įdomu tamsoj, kaip tuos ant stogo mergalkės, kaip mirga, sirenos. Čia jo jis buvęs kažkokios priežiūros tarnybos automobilis belgiško. Tik nežinau, kokios elektros priežiūros kažkokios, kaip mūsų ESO gal kažkas va tokio. Nu, bet čia valstybinė mašina ir sakė, jin daugiau prastovėjus negu retkarčiais išvažiavus. Ir tas va ataskaitose matos, kai buvo 1000 km per metus. Ir tai ne visada. Tai va, nuplauta, vidus net nevalytas, bet ten, nežinau, tuos 7000 km ir atspindi. O šiaip sakau, gal kažkam prireiks, nes vis dėlto ir tiekiniai dvigubi, lingės, tai čia galėjau ir krautis ir vežti kažką rimčiau. Ir kablys rimtas, su kokiais laikikliais ir kablys nenaudotas net. Tai tokia mašinėlė, padangos kai naujas, kai buvo sudėtos. Kokios čia juos kontinentaliai nauji. Tai va, tokie ir tebėra. Tai va, tokie reikaliukai šiandien. Ketvirtadienis man kažkaip labiau panašiau penktadienį. Ja, ir žmonės ten dar pežiuką žiūrinės. Čia į tą tarpą atvažiuos A4 audinė. Tai mes galime ir atsivaryti iš karto ir pasistatyti. Opa! Derybos. O, akumuliatorius pasilpęs. Busteriuką. Pėjau. Audi vietoj. Aš irgi vietoj. Bet reikėtų video susikelti ir surendinti ir dėti, kad jūs pamatytumėt bent kažką. Gerai. Šiandien vėl nebespėjau nei kažkokių diagnostikų, nei dar kažkokių dalykų pasidaryti, nes labai daug lankytojų šiandien mūsų visai keis klausimais, mokesčių, nemokesčių ir taip toliau. Ir dėl tų visų statymų pakeitimų, visų tų mokesčių už atliekas, kurias vos ne
Tai paprastai sakoma, tai uždėkit ant mašinos kainos, tai kur čia problema, matot, ir čia nėra problema. Nu, o kodėl? Kodėl kitos valstybės nemoka tokių dalykų, o čia mes, ką, taip jau lietuviai kantrus sugeba gaudami labai mažai, turėti labai daug. Ir dar, o da čia žmonėm reikėtų pasiūlyti šitą ežiuką. Neatsimenu, yra akla zona, yra. Ir vyksta diskusija, vyksta kova ir gaunas kaip į sieną visur su galva, nes toks jausmas, kad į ką kreipiesi iš kažkokių tai institucijų, į kažkokią žiniasklaidos priemonę. Jausmas toks, kad visi būtų susimokę ir visi arba bijo viešinti ir rodyti tuos dalykus tokius, kas vyksta. Nežinau, kaip kitaip pavadinti ir kas bus toliau irgi nežinom, nei vienas. Tai žiūrėsim, stengiamės, darom viską, ką galim, kad tik nepadidėtų automobilių kaina. Dėl to. Žodžiu, gerai, reikalų, darbų daug, einu dar ir dabar daug darbų turiu, dabar kitą pežiuką žmonės žiūris, gal dar paskui jis trečią žiūrėtas. Ir dar vieni žmonės atvažiavo, 5008 to išskirtinio. Tai tiek. Iki rytojaus. Likit budrus.